Veržėsi labai stiprios pagalbos aplink baudos aikštelę. Neptūnas provokuoja tuos perdavimus atgal ant tritaškio linijos tiek Ulanovui, tiek Arnui Butkevičiui. Janavičius veržėsi palei galinę liniją. Ir Arnas Butkevičius nuo susitikimo pradžios ir toliau lieka prie Janavičiaus po susikeitimo. Birutis prieš Neptūno įžaidėją, perdavimas į kairę ir pirmuosius susitikimo taškus pelno. Ir pataikė tik 4 iš 24 Klaipėdoje, kuomet Neptūnas pralaimėjo 27 taškais. Ignas Brazdeikis, 1-1 prieš Dainą Watermano, žingsnelis iš šono, metimas iš toli netikslus. Francisko atkovoja kamuolį puolime, dar vienas šansas Brazdeikiui ir rezultatas lygus. Didelį dėmesį Neitui Johnsonui Kauno Žalgirio gynybą. Na, čia matome tą didelę dabar gynybą ir dabar Birutis kyla aukštai, bet Neitas Johnsonas. Jis pradeda labai susikaupęs, labai užtikrintai. Klaipėdos Neptūnas kol kas priekyje. Brazdeikis į baudos aikštelę nusimeta kamuolį į kairį kampą Arnui Butkevičiui ir vėl lygu. Ir šį kartą Johnsonas gražiai atlieka perdavimą. Dar vienas perdavimas Johnsonui ir šį sykį jau gerokai netikslus. Neito Johnsono bandymas pasižymėti iš toli. Francisko baudos aikštelėje perdavimas Ulanovui. Ulanovas Brazdeikiui, daug metimų iš kampų ir tais metimais iš kampų. Jis toliau metimose po pagavimo paskutiniu metu atrodo fantastiškai. Lygiai taip pat ir šį vakarą jis patakė abu po pagavimo ir prametė tą vieną, kurį išmetė po driblingo. Čia taškai bus įskaityti. Žaguonis leido. Visi kartu. Ir bravo vedėjų už pasirinkimą, rinkosi vieną iš 3, išprašyto papildomų metimą ir fantastiškas pasirinkimas ir 5000 eurų keliauja laimingajam žmogui. Ignas Brazdeikis po Dunstono už. Pirmajame kėlinyje išnaudoja praktiškai kiekvieną progą, kurią turi. Neitas Johnsonas 1-1 prieš Edgarą Ulanovą ir čia įsirašo 2 taškus su pražanga. Pasiteisinęs Vovuro įimas. Kaip minėjom, kad su Janavičiu stringa Neptūnas visą šį sezoną, tai pradėti su juo nuo pat pirmųjų minučių yra visiškai pasiteisinęs Vovuro manevras. Čia ir abiejų komandų sirgaliai trumpam susivienyje simboliškai skanduoti vasario 16 dieną. 12-11. Dunstonas į baudos aikštelę, gal net netikėtai agresyviai leidžiasi. Per trečiąjį rungtynių kėlinį. Neptūno kapitonas Deividas Gailius taip pat pasirodo aikštėje. Blogas Bui perdavimas Pacevičiui ir Pacevičius iš to. Ir pažiūrėkite, kaip Lonnie Walkeris bando neleisti priimti Dešiūrui Bui kamuolį arba bando priversti į tą padaryti labai aukštai. 5 sekundės atakai, Dešiūras Bui po driblingo iš toli aukšto trajektoriją Gynybos sistemų buvo daug, tai tiesiog toks buvo rungtynių planas ir visiškai pasiteisinas, tai nenuostabu, kad ir šiandien tą bando panaudoti vėl. Panevėžiečiai irgi pabandė vakar prieš Žalgirį aikštės gynybą, čia Gailius atšokęs atgal per Sirvydą. Neptūnas, kuris per pirmasias 8 sužaistas minutės nesuklydo nė karto. Labai puikios koncentracijos, didelio susikaupimo iliustracija. Čia Mičelas meta netaikliai, bet Smailagičius ima kamuolį po krepšiu. Lonnie Walkeris laisvas iš toli ir komandos beskiria tik 2 taškai. Aurelijus Žukauskas su mėlynai baltu šaliku. Kiekvienam klaipėdiečiui širdis užtaikavo, bet tą dainą užčiaupė Alenas Smailagičius. Gerą dieną, Martynai. Aš vardu Alenas ir... Gerai įspūdingas dėjimas, galintis ir užvesti Kauno Žalgirio ekipą. Hesonas po pagavimo. 3 taškai, Mailsas Hesonas. O asmeninė Deividui Gailiui. Smailagičius iš toli. Tikslus metimas, bet Mičelas ima kamuolį puolime, perdavimas Francisko ir prancūzas pelno savo pirmuosius taškus. Atkovotas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai. Dabar ta Neptūno 1,5 sekundės ataka, kuri baigėsi klaida. Lonnie Walkeris greitame puolime ir Hesono stulbinantis blokas. Lieka aikštėje, o Kauno Žalgiris antrąjį kėlinuką dabar jau pradeda 5-0 ir persveria rezultatą. Ui, po driblingo. Šiandien tų emocijų ir Smailagičius jau tikrai yra tarp tų žaidėjų, kur kartais gal kažkiek ir neadekvačiai reaguoja tuos švilpukus, nes dabar buvo pakankamai akivaizdus taisyklių pažeidimas, o čia Dešiūras Bui dar smėgia ir tritaškį. Labai nuoširdi žinutė Laurynui Biručiui. Bet ar pastebėjai, kiek tų plakatų padaugėjo, atrodo, paskutiniu metu? Hesonas, pozityvus ženklas.
Tiesa, Neptūnas tos dovanėlės neišnaudoja. Hesonas krenta ant kamuolio, bet Žalgiris galiausiai perina į Neptūno aikštės pusę. Ulanovas laisvas dešiniajame kampe. Kiek pasvarsto prieš atakuodamas ir pataiko iš toli. Na, čia buvo įlikęs su Smailagičiumi. Hesonui vėl patikėtas kamuolys, atšokęs nuo vienos kojos, netiksliai meta Hesonas, per užkaimą kamuolį puolime, perdavimas Girdžiūnui ir Bui. Prieš Butkevičių pavelgos užtvarą, vėl Smailagičius po susikeitimo prieš Dešiūrą Bui. Bui iki galo, labai jau aukštą trajektoriją. Atliktas metimas, pavelgaimą kamuolį puolime ir Arnas Peručka. Ten finalo mače per 15 minučių. Čia bus karšta šiandien, Rokai, Martynai. Man Neptūnas puikiai naudojasi tom mini klaidelėmis Žalgirio, kaip net kortus kamuolys gynyboje, kaip kažkoks nesuskalbėti. Neptūnas 7 iš 10, Žalgiris 7 iš 14 tritaškių. Bui, dar vieną. Bui, dar vieną. Jums dar viena įsimintina akimirka, kuri tiesiog pradėjo šitą įsimintinų akimirkų festivalį vasario 16 dieną. Užspaustas Dešiūras Bui ir žalgiriečiai išprovokuoja klaidą. Brasteikis iš po krepšio skirtų. Tai atvyksta jie į Vilnių ir visi favoritų statusai tiesiog išsisklaido. +10 prie reitingo komandos prideda iš karto. Brasteikis po driblingo. Brasteikis lieka prieš Pavelką. Iš toli atakuoja Ignas Brasteikis ir uždaro šį ketvirtį. Anturiu dar nes... Per rungtynės dėl bronzos medalių, tai tas krepšinis 76, 60 baudų ir 76 mestos baudos. O dabar Neitas Džonsonas pradeda trečią kėlinį ten, kur pabaigia turbūt pirmą rungtynių pusę. Pelno 3 taškus. Jis pataikė pirmus 2 savo tolimus metimus, vėliau 2 prametė, dabar prideda trečiąjį 11 Džonsono taškas. Kauno Žalgiris rodo, kad jie taip pat išėjo nenusiteikę juokauti antroje susitikimo pusėje. O čia ir sumanimas po minutės pertraukėlės pradėti. Po ilgosios pertraukėlės, taip, įspūdingai išpildytas Indrė Trinkėris sumanimas. Dešiūras Bui, 10-asis Neptūno tritaškis. Jau dabar tritaškių. Dabar jau 10 ir dar turim žaisti 19 minučių. Brasteikis stabteli, norėjo tenai žingsnių Klaipėdos Neptūno atsarginių žaidėjų suolas, žingsnių nėra, yra išprovokuota pražanga. Neptūno suolelis atsistoja, palaikydamas savo komandą. Ir tai yra komanda, kur pasak gandų, rytoj vyriausias treneris turėtų palikti savo postą. Gražus perdavimas Tomašui Pavelkai ir Slovakėlį. Brasteikis, ten kiek stringa, numestas kamuolys Silvenui Francisko, susirenais meta netaikliai Neitas Džonsonas, atkovoja kamuolį, tolimas perdavimas Dešiūrui Bui, greitam puolime, Klaipėdos Neptūnas. Iki galo perdavimas Brasteikiui, Brasteikis, Silvenui Francisko, dar vienas netaiklus prancūzo tolimas metimas, dar vienas Džonsono atkovotas kamuolys, iš eigos, tu turbūt juokauji, Klaipėdos Neptūnas smaginasi. Dešiūro Bui, tolimus metimus. Kažką panašaus mes matome ir šiandien. Brasteikis pataiko sudėtingą ir labai Žalgiriui reikalingą metimą. Ignas Brasteikis yra pelnęs trečdalį Žalgirio taškų. Neptūnas kol kas žaidžia taip, lyg jie žinotų, kad jie šiandien tiesiog negali pralaimėti. Su tokiu pasitikėjimu išėjo nuo pat rungtynių pradžios. Džonsonas negali būt, bet tu... Aš nežinau, jau trūksta žodžių ir mums visiems, neabejoju, kad ir visiems jums 63-50. 13 Neptūno tritaškių ir atrodo, kad dabar jie tiesiog mėto akmenukus į vandenyną. Ar Žalgiris nepasimes, ar Žalgiris nesulūž, dabar spaudimas jų pusėje. Butkevičius laisvas, labai reikalingas, dar vienas metimas Kauno Žalgiris. Ar pavyks sustabdyti Neptūną? Vėl Neitas Džonsonas po išsikeitimą prieš Ulanovą. Dešiūras Bui prieš Dunstoną. Apibėga Dunstoną, Dešiūras Bui, perdavimas Pavelkai.
Luka grūta kamuolį iš viršaus. Klaipėdos Neptūnas žaidžia geriausią krepšinį, ne tik sezone, žaidžia galimai geriausią krepšinį klubo istorijoje. Vandens petrukėlės, kurią minėjau, paimnės, paskui gavo dar 3 tritaškus ir negalėjo deginti dar vienas savo vandens petrukėlės. Tenytas Džonsas jau būtų turbūt per daug ir Trinkeri būtų pasiėmęs tą antrą vandens petrukėlę. Brazdeikis. Vos ne vienas traukia komandos pulimą šį vakarą. Perdavimas Edgarui Ulanovui. Ulanovas prieš Johnsoną nugarą į krepšį. Ulanovas. Francisko. Metras nuo tritaškio. Francisko po driblingo iš toli. Taiklus Silveno. Būsena, į kurią įeina krepšininkai, kai būna karšti, tai šiandien Neptūnas yra toje būsenoje. Čia iš po krepšio Dešiūras Bui nepataiko. 14 yra Neptūno rekordas BCL LKL pirmenybėse šiame mače. Šiame sezone. Taip. Dabar Neptūnui reikia gintis. Jau dar vienas Žalgirio atakos. Brazdeikis lieka prieš Beručką. Beručka turi 3 pražangas. Brazdeikis meta ir pataiko savo situaciją po susikeitimo. Neleidžia Bui įmesti tritaškį ir vėliau priverčia įmesti labai nepatogų metimą. Vokeris išsaugo kamuolį aikštėje. Ulanovas priima perdavimą. Minus 12 turėjo Žalgiris. Dabar jie gali priartėti iki 1 metimo atstumo. Vėl atakuojamas Esonas. Ieškomas Smailagičiaus. Smailagičiaus metimas. 3 šį vakarą. Lonnie Walkeris. Edgarui Ulanovui siunčiamas kamuolys. Neptūnas nebeturi komandinių pražangų. Neitas Johnsonas eina į pagalbą Žygimantui Janavičiui. Neptūnas bando paspausti Ulanovą. 5 sekundės atakai. Walkeris į baudos aikštelę ir Lonnie Walkerio. Johnsonas. Dabar jau, jeigu Žalgiris persvers rezultatą, psichologiškai tai bus didelis smūgis Neptūnui, bet Martynas Pacevičius padaro. Kontaktai yra ir keliauja prie baudų metimo linijos. Bet tikrai fiziškos rungtynės, bet... Garsiau girdimi ir Kauno Žalgirio fanai. Vilniuje. Walkeris į kampą Ignui Brazdeikiui. Brazdeikis prieš Beručką. Nusimestas kamuolys Deividui Sirvydžiui. Šis iš toli mažina skirtumą iki realiuoju laiku. Žalgiris pradeda kilinuką su kamuoliu, atsilikdamas 1 taško skirtumu. Francisko, Sirvydis, Mičelas, Walkeris ir Smailagičius. Atakuojantis Pavelka ir gaunantis bloką nuo Slovako. Tyliai jis yra vienas iš Neptūno taip pat raktinių žaidėjų šį vakarą, bet jį vėl atakuoja Smailagičius ir gauna dar vieną bloką. Bui. Atakuoja Francisko, sudėtingas amerikiečio metimas ir dabar jau ir Francisko panašu, kad lietė Bui mestą kamuolį. Abi komandos startuoja agresyviai, bet kol kas gynyba tiek vienų, tiek kitų nebuvo pralaužta iki šio metimo, po kurio Beručkai fiksuojama 4 asmeninė pražanga. Ant pražangos ribos, nes jeigu dabar leis Žalgiriui dar geriau pasijausti, tai paskui jau bus labai sudėtinga grįžti rungtynės. Tai dabar šitos kelios artimiausios minutės bus labai svarbios. Neptūnui Smailagičius trankta iš toli, bet Walkeris atskovoja kamuolį, meta iš toli ir pataiko. Ir minutė ketvirtą buvo labai ilga. Na ir vėl ta pati istorija. 8 Žalgirio antrasis šansas, 15 taškų būtent po tokių epizodų. Johnsonas pašokdino Francisko. Johnsonas Girdžiūnui. Atgal Neitui Johnsonui siunčiamas kamuolys. Johnsonas apibėga Dunstoną, imituoja perdavimą ir nepataiko iš po krepšio. Dešiūras Bui atkovoja kamuolį. Mičelas ten vėl labai netoli buvo atkovota kamuolio puolime. Hesono metimą blokuoja Bryantas Dunstonas. Ispaniškas pick and rollas su nugarinė užtvara. Ir Sirvydis gauna galimybę mesti laisvas, nes Pavelka nekyla. Po truputį atrodo Žalgiris perlaužė šį mačą, bet kokiu atveju čia pražanga puolime. Silvenas Francisko ant parketo. Nors ir kentė skausmą Francisko ant parketo, bet tas skausmas buvo iš tų malonių skausmų. Čia puikus operatorių darbas. Vovaras jau matėsi, kad tiesiog brendo šitą techninę pražangą. Nežinau apie tą temą, apie tą ateitį jo klube turbūt rytoj gal daugiau išgirsim, nežinau, dar nesibaigia aišku šitas finalas, bet ta tema yra keista. Žalgiris Dunstonas leidžiasi greičiau negu tą daro Hesonas ir Dunstono dėjimas visiškai perėmė šio mačo kontrolę Kauno Žalgiris. Bui perdavimas į kampą Girdžiūnui. Girdžiūnas žingsnelis į kairę ir gyvybiškai svarbus būtent tas pagreitis, iniciatyva visiškai Žalgirio pusėje. Dunstono dar 2 taškai.
Neitas Johnsonas iš vidutinio nuotolio. Taiklus Neito Johnsono metimas. Johnsono super sudėtingas, kokia trajektorija buvo paleistas šis metimas. Francisko visiškai laisvam Edgarui Ulanovui, šis dar pagalvoja ir meta netaikliai. Dar vienas Gailiaus atkovotas kamuolys gynyboje. Gailius iki galo, Deividas Gailius greitame puolime. Mano supratimu ir kaip man būna, tai tas tikrai nepadeda, nes pagalvoji, laisvas, šiaip tie metimai dažniausiai matom, net būna, kad snaiperiai gauna laisvį ir jie net negalvoja, nelaukia, tiesiog metinės tu esi automatas. Va, kaip dabar Silvėnas Francisko smėgia tritaškį, nieko negalvota. Metimus ir Neptūnas vis dar yra kovoje. Aukščiausio lygio rungtynės. Abi komandos demonstruoja fantastišką puolimą. Smagu žiūrėti. Dešiūras buvo sulaužo Silveną Francisko. Ir mačo komandos lyderis su 6 rezultatyviais perdavimais. Čia jo 9-oji religija. Žalgirio fanai ir atsistoja, ir pritupia. Puolimo gynybos keitimai, metas Mičelas aikštelėje. Bui. Laukia perdavimo Neitas Johnsonas, bet ten Francisko nupjovė perdavimo trajektoriją. Bui ties tritaškių, Bui į baudos aikštelę. Smailo Gidžiaus blokas. Dešiūrui Bui. Lyg Dešiūras Bui būtų jam kažką blogo padaręs. Smailagivičius į žemę tiesiog sumūrė šį kamuolį. Bui tolimas perdavimas Malsui Hesonui. Hesonas Neitui Johnsonui. Johnsonas iš labai toli. Netaiklus metimas. Kova dėl kamuolio laimi Bui. Pražanga ir 2 taškai. Dešiūras Bui. Tiesiog iš su pražanga. Bui ir Johnsonas abu turi po 22 taškus šį vakarą. 23. Francisko. Jau 14 sekundžių su kamuoliu. Francisko įsiveržia į baudos aikštelę. Meta, gauna bloką nuo lentos. Ir Mindaugas Girdžiūnas perima kamuolį. Apie nieką buvo ši Žalgirio ataka. Francisko taip pat bandė sužaisti tą herojišką krepšinį. Ir nieko išspausti iš to nepavyko. Dešiūras Bui prieš Smailagičių. Ką tik gavęs bloką. Nuo serbo Bui atlieka perdavimą Gailiui. Neptūno kapitonas išveda į priekį Klaipėdos Neptūną. Likus 25 sekundėm iki finalo ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Tai yra geriausias mano matytas Karaliaus Mindaugo taurės finalas. Kaip vis... Sirvydis priima kamuolį, veržiasi į baudos aikštelę ir pelno taškus su pražanga. Idealiai išpildyta minutės pertraukėlės idėja. Deividas Sirvydis po užtvaros veržiasi į kairę pusę prieš Mindaugą Girdžiūną. Pagalbos ateina per vėlai, bet ir Deividas Sirvydis po kontakto pataiko sudėtingą metimą ir gali tapti šio vakaro herojumi. Ir net nebėjau, kad tas derinys buvo puikiai išpildytas, nes pagal jo eigą ir matėsi, kad to atlikėlį būtent ir norėjo. Kažką panašaus ir Šarūnas Marčiulionis akivaizdžiai ten pasakojo pirmoje eilėje. Paskutinė šių rungtynių ataka galimai. Na ir Neptūnas renkasi laikyti kamuolį iki galo. Bui prieš Butkevičių. Bui į baudos aikštelę. Stabteli Dešiūras Bui. Perdavimas Malsui Hesonui. Hesonas Gailiui. Kapitonas iš kampo nepataiko ir Kauno Žalgiris tampa taurės čempionu. Klaipėdos Neptūnas buvo per vieną kapitono tritaškį nuo čempionų titulo. Ir tą tritaškį metė Deividas Gailius. Veteranas, kurį mes žinome kaip nuostabų metiką visos karjeros metu, tik ką pataikęs laisvą tritaškį iš tos pačios aikštelės vietos.